Čia yra paukštis, kovojantis prieš korupciją. Prieš prokurorų teisėjų korupciją. Prieš savivaldybių pareigūnus, kurie vadė, jisai hop tik paima ir suvalgo, be problemos. Čia iš Kuršių nerijos. Labai geras paukštis, nebijo, dresiruotas yra prieš korupciją, atskrenda bet kur ir paima, ir suėda korumpuotą pareigūną. No problem. O, opa. Nu, teisingai sakiau, teisingai. Labą dieną, Lietuvos žmonės, brangioji išeivėje. Šiandien yra labai istorinė data. Ne tik vokiečiai užpuolė Europos Sąjungą, bet ir mes, antikorupcinė konstitucinė partija, Žemaitijos parlamentas pravedė 2 strateginius mitingus prie Seimo, įteikdami 66 dienų ultimatumą padaryti namų darbus, kad į Lietuvą sugrįžtų išeivija. Ten yra mitingų video foto. Žiūrėkite, nuo rugsėjo mėnesio renkasi visa Lietuvos tauta į tautos pasaulio išeivijos streiką, kad pakelti valstybės ekonomiką, grąžinti išeiviją, atkurti teisingumą, grąžinti turtus ir pasodinti korumpuotus pareigūnus. Prie generalinio prokuroro taip pat pravedėme labai garsų mitingą. Tarp kitko, darbuotojai mus palaikė, labai šauniai, normaliai atsiliepė negu Seimas. Seimas tai yra Gariūnų turgaus filialas. Todėl pranešu, kad rytoj, būdamas Klaipėdoje, įteiksi prokurorui su parašu iškelt baudžiamą bylą dėl 10-12 faktų. Tai ne juokas, ponai, prasidėjo oficialiai Euromaidanėlio įspėjamieji protestai. Oficialiai saugojo policija, plakatai buvo, kalbėjim, muzika buvo, visi spectarnybos filmavo. Mano užvaldė valstybė. Prašau prokuroro atnaujinti terminus, kelt baudžiamas bylas. Pažiūrėsime, kaip pasielgs ponas Evaldas Pašilis, mano žemietis, genprokuroras. Palauksime. Ačiū, iki pasimatymo. Atsibuskime. Tauta jau subrendo kovoti už save. Tauta nebenori žudytis, nebenori vykti daryti kompanijas į Estiją, nebenori bėgti į užsienį. Tauta nori gyventi tėvynėje. Taigi, mylėji, turime ateiti visi nuo rugsėjo prie Seimo. Jei Seimas nevykdys 10 pažadų, Seimas tikrai bus paleistas teisiškom priemonėm. Teisiškom. Taigi, baigiu Euromaidanėlio pakeliui namo informaciją. Man dabar spėjo, kad mane gali nužudyti. Netikiu plepalais. Bet kada kalniškai įvarį miestų, yra neramu. Iki pasimatymo, mėlyje.